Vincas Kudirka – lietuvių rašytojas, vertėjas, publicistas, kritikas, muzikas, visuomenės veikėjas bei gydytojas. Baigęs Paežerių pradinę mokyklą, mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Tėvo verčiamas, dar nebaigęs gimnazijos, įstojo į Seinų kunigų seminariją, iš kurios buvo pašalintas dėl pašaukimo stokos. Netekęs materialinės tėvų paramos, Vincas Kudirka savo lėšomis sidabro medaliu baigė Marijampolės gimnaziją ir įstojo į Varšuvos universiteto istorijos filologijos fakultetą. Po metų perėjo į medicinos fakultetą. Už ryšius su slapta socialdemokratinė proletariato partija buvo kalintas ir pašalintas iš universiteto. Po malonės prašymo carui vėl priimtas į universitetą, jį baigė. Visi žinome, jog Vincas Kudirka sukūrė Lietuvos himną, o smuikas, kuriuo jis sugrojo tautišką giesmę, šiandien yra saugomas Vilkaviškio rajono Suvalkijos kultūros centre. Išmokti filosofijos pamoką man užtekdavo 5-10 minučių. Tačiau aš neturėjau laiko gilintis ten, kur manęs netraukė. Man labiausiai patiko piešti, griežti smuiku. Nors seminarijoje pasilinksminimo muzika tuomet buvo draudžiama, man leido smuikuoti. Smuiką labai pamėgau, guliau ir kėliau su juo. Išgirdęs kokią melodiją, tuo ją pagaudavau ir sugrodavau. Pamažu ir pats išmokau kurti melodijas, pabandžiau ir žodžius, ir gaidą sudėstyti.